Benaršydamas skelbimus, nutariau, kad gera idėja būtų padaryti epizodą apie keisčiausius dalykus, ką žmonės nutarė parduoti. Neįsivaizduoju, ar kas tai perka, bet kad parduoda irgi neįtikėtina. E-varžytinių aukcione iš Lietuvos sienos apsaugos galima nusipirkti štai tokį supuvusių tiltą. Pradinė kaina vos 949 eurai. Aprašyme net parašyta: tilto medinės konstrukcijos sutrūnija, metalinės konstrukcijos pažeistos korozijos. Įdomu, kasgi bus tas laimingasis aukciono laimėtojas. Moteris Facebook'e bando parduoti savo dukros pieninius dantis. Rašo, kad ką tik iškrito paskutinis. Visus parduotų už $100, $15 po vieną arba keistų į naudotą čiužinį ir 2 pakuotes kiaušinių. Na, tikiuosi, dantukų fėja internetą turi ir dantis prastumti visgi pavyko. eBay'uje vyras nutarė parduoti 30 metų senumo degtinės butelį pilną cigarečių pelenų. Rašė, kad kol šį užpildė, ten juos kratė metus. Šalia namo susikaupusias šiukšles savininkas pavadino antikvariniais tualetais ir į skelbimus įdėjo už $200. Aruodo puslapyje galite nusipirkti štai tokių Lietuvos kraštovaizdį puošiančių kotedžiukų. Sodri rūdžių spalva ir seną skardinę primenantis dizainas puikiai derės prie jūsų Opel markės automobilio ir vintažinės šypsenos. Nebloga idėja už 200 taip pat įsigyti šią tikro vyro kėdutę, kad rytais kiaušinienę valgyti būtų dar patogiau. 2009 rokenrolo karaliaus Elvio Preslio plaukų kuokštelis ir maža skiautelė jo rankšluošio buvo parduoti už kiek daugiau nei 1000 svarų sterlingų. Juos buvo išsaugojęs su dainininku kartu gastroliavęs jo kirpėjas. Tokių aukcionų su Elvio plaukais būta ir daugiau, turbūt net sunku suskaičiuoti, kai kurie jų buvo parduoti už $10 000. Pasirodo, pirkti garsenybių plaukus normalu. Štai grupės Beatles narių plaukai buvo parduoti už 8000 eurų. Kažkada viena kirpykla bandė parduoti ir Britnės Spears plaukus, kai jos populiarumo viršūnėje ji kadaise nusiskuto galvą plikai. Šis lietuvis parduoda butą su labai įmantrė skalbyklės integravimo technologija. O sako, Lietuva neturi išradėjų. Čia jau praktiškai Albertas Einšteinas. Kalbant apie Einšteiną, 2017 Izraelyje buvo parduota jo laimės teorija. 2 popieriaus skiautės buvo nupirktos už $1,7 milijonus JAV. Ant jų Einšteinas rašė 1922, kai Tokijoje laimėjo Nobelio prizą. Neturėjęs kuo atsilyginti viešbučio darbuotojui, jis jam užrašė kelias mintis ant popieriaus. Jos vėliau buvo pramintos Einšteino laimės teorija. Viename jis vokiškai užrašė: ramus ir kuklus gyvenimas atneša daugiau laimės nei sėkmės siekis, lydimas nuolatinio nerimo. O kitame, kur yra valia, ten atsiras ir kelias. Negaliu įsivaizduoti, kaip tai gavo, bet vienas žmogus parduoda amerikietiško kalėjimo tualetą su kriaukle. Už $400 gali prisiliesti prie to, ką kiti gauna kaip amžiną bausmę. Moteris parduoda savo dešinį bėgimo sportbatį už vos $30. Neįprasta ir tai, kad ji rašo, kad parduoda kairįjį batą. Turbūt pusių skirimas nėra jo stiprioji pusė. Žoliapjovė už $40. Pardavėjas sako, kad praeitais metais jį veikia. Abejoju, ar jį pjaus dar kada nors žolę, nebent kokį grybą. Kažkoks Britas bandė parduoti Jasono Statehamo ir gepardo hibrido dekoraciją. Būtų įdomu sužinoti istoriją, kaip gimsta tokie eksponatai. 2021 aukcione už 1850 svarų buvo parduotas princo Čarlzo ir princesės Dianos vestuvinio torto gabaliukas. 1981 įvykusios vestuvės buvo didžiausias to laikotarpio įvykis Britanijoje. Iš viso jų vestuvėse buvo 23 vestuviniai tortai, ar turbūt teisingiau būtų sakyti pyragai. Šį gabalėlį 40 metų saugojo viena iš karališkai šeimai dirbusių darbuotojų.
Čia gal koks fetišas, bet vis vien keistai atrodo parduodami nuimti geliniai nagai. Moteris juos parduoda už $85. Gal ir nieko verslas, nauji salone kainuos 40, o kokiam keistam dėdui panešiojus iš interneto gali parduoti juos už 85. Ei, aš gerbiu rankdarbius, bet čia tiesiog ant popieriaus atspausdintos ir ant apvalių medinių lentelių priklijuotos kalėdinės eglutės. Nedaug dėvėta, pripučiama čiuožykla vaikams už vos $1000. Čia tokia būklė, kad atrodo ta čiuožykla iš po žemių buvo iškasta. Lietuviškose skelbimuose kadaise buvo ir nuoroda, kurioje parduodamas laiptinę primenantis būstas Kaune, kurio kiekvienas kambarys yra atskirame aukšte, o didžiąją dalį namo ploto užima laiptai. Gerai vienas komentatorius pastebėjo, susilaužus koją, teks kokį mėnesiuką pagyventi Rūbinėje. Na, bet labai gerai, kad ir Kaunas savo apžvalgos bokštą turi. Kartą dainininkas Justinas Timberlake'as lankėsi vienoje ryto radijo laidoje New York'e. Išeidamas, pusryčių lėkštėje paliko gabaliuką prakasto skrebučio. Laidos vedėjas juokaudamas tą likutį įdėjo į eBay, kur šis eksponatas visų nuostabai buvo nupirktas už šiek tiek daugiau nei $1000. Maisto likučius nupirko paauglė vardu Kathy Summers. Kaip ten sako, gyvenime svarbiausia pradėti investuoti kuo anksčiau. Ar esate girdėję apie džinsofą? Būtent tokį savadarbį baldą bandė parduoti šis žmogus. Už visai nekuklę $1000 kainą. Manau, rankų darbo šedevras nusipelno tokių pinigų. Gal kai kuriems pasirodys nekeista, bet degalų pardavinėjimas plastikiniuose maišuose iš savo bagažinės man atrodo visiškai komiškai. Beje, aš ne chemikas, bet ar plastikas nepradeda irti, kai sąveikauja su degalais? Moteris parduoda king dydžio lovą. Iš pažiūros atrodo, kad čia būtų neseniai miręs žmogus, bet ačiū Dievui ji nurodo, kad lova iš tikrųjų nauja. Tik kelis kartus ant jos buvo miegota pasipurškus netikrų įdegių. Vienas vyras įkėlė parduodantis savadarbę žmonos vežimo priekabą. Naudingas daiktas, tikrai vertas $80, juk žmonoms pasižmonėti irgi reikia. Ieškantiems egzotikos šiame skelbime parduodamas $100 vertės baseinas. Parašyta, kad išsirinkti ir išsivežti patiems. Čia jau ne pirkėjų reikia ieškoti, o antisanitarinės tarnybos. Tam vandenį įtariu užsiveisė dar neatrasta ekosistema. Šilalės rajone žmogus parduoda, kaip jis nurodo, išlaidų nereikalaujantį butą. Tik imk ir gyvenk. Tiesa, teks iš pradžių iškraustyti esamus gyventojus. Čia įsikūrusius balandėlius. Prieš Valentino dieną buvo pasirodęs skelbimas parduodantis širdelės formos bulvę. $20 kainuojanti bulvė, kaip tikino pardavėjas, buvo puiki dovana meilės dienos proga. Kaip su tuo galima nesutikti? Norite tikėkite, norite ne, bet 2005-aisiais aukcione buvo parduotas Napoleono Bonaparto dantis. Už jį vienas kolekcionierius paklojo net 11 200 svarų sterlingų. Napoleono dantis per rankas keliavo nuo 1817, kai šį jam ištraukė Prancūzijos imperatoriaus gydytojas Barry O'Meara. Beje, jei jums įdomu, pigiausias butas Lietuvoje jums kainuotų 378 €. Man įrašinėjant šį vaizdo įrašą beveik ištiksėjo laikas nusipirkti šį gražuolį Šiaulių rajone. Jį įsigyti aukcione statė vienas žmogus. Yra ir lova, krosnis, keli baldai. Šiaip nepamenu, kaip vadinasi šios kėdės modelis, bet esu tikras, kad ją restauruotą antikvariate esu matęs už maždaug 200 €. Tai nusipirkus dar ir pinigų būtų galima atgauti. Ačiū, kad žiūrėjote. O kokį keisčiausią skelbimą jūs esate matę? Pasidalinkite komentaruose. Iki kito karto.